Sveikas, Tomai. Sveikas, Armantai. Kaip sekasi tavo Bilumo mokykloje? Aš turiu pasakyti, kad manau, kad tikrai gerai sekas. Esu labai patenkintas mokytojais, savo mokslo kokybė ir apskritai visais žmonėm, kurie čia yra susirinkę ir visa kompanija. Šie metai visgi tavo paskutiniai. Ar tu nepasiriksi taip stipriai mokyklos? Žinai, aš manau, kad aš tikrai pasilgsiu, nes tiek visos tos draugystės, kurias aš vos nepalieku čia nais, tai visi tie 11-okai, 10-okai, su kuriais aš taip susipažinau, su kuriais praleidau laiką. Ir aš tikiu, kad, žinok, kas kiek laiko vis tiek sugrįšiu kaip ir kiti mokiniai, pašnekėti su mokytojais, prisiminti kaip kas ir pasižiūrėti kaip kitiems sekasi. Ar jau yra tavo kokių nors planų, ką veiksi po 12 klasių? Iš pradžių, mokslo metų pradžioj buvau visiškai pasimetęs, nieko nežinau, galvojau, bandysiu laikyti ir žiūrėsiu, kas bus. O dabar jau taip biški po biški, jau dėliojas tas mintis ir galvoju, galbūt netgi kokį nors komunikacijos, marketingas, rinkodara ir taip toliau, bet bus matyti. Skamba įdomiai. Bet visgi, koks yra tavo pats įsimintiniausias įvykis Bilumo mokykloje per šiuos visus 4 metus? Vau, klausimas toks rimtas iš tikrųjų. Nostalgiškas. Jo, toks verčia biškai pamastyti. Na, kas taip iš karto šoksta, čia galbūt, kadangi buvo ir neseniai, tai kai mokyklą bombino. Sėdžiu, rašau chemijos kontrolinį, viskas taip gerai sekas, 10-ką gausiu jau jaučiu. Ir tik tai mokytojas sako, viskas, vaikai, einam. Ir aš galvoju, abliamba. Ir žinau, kas jau bus, maždaug jau supratau pagal situaciją, bet galbūt tas kol kas tik tais. Jeigu būtų tabletė, su kuria tu galėtum pavartoti šiuos 4 metus, ar tu tam pasiryžtum? Žinai, galbūt ir būtų faina, bet manau, kad labai ties praeitim negalima užsibūt, tad judėčiau vis tiek į priekį. Ačiū, Tomai. Ačiū tau.